Dirbu labai įdomią profesiją, tokią labai žmogišką, reikalingą visiems, esu tamsto mokytoja. Mokau vaikus matematikos ir ekonomikos. Dirbu gimnazijoje, tai tik su vyresniokais. Pradėjau nuo birželio, gegužės mėnesį praėjau pagrindus. Po pagrindų dar abejojau, ar ateiti ar ne, nes buvo labai sunku. Bet nusprendžiau, kad reikia duoti savo šansą ir nuo birželio mėnesio, tai 6 mėnesiai, sportuoju crossfitą Brasoje. Praeitais metais pirmą kartą pamačiau crossfitą, tai žiūrėjau crossfito gamesus, kurie vyksta Liepą. Tai yra beveik kaip pasaulio čempionatas, pasižiūrėjau, nustebau, kokios būna moteris stiprios, apie vyrus net nešneku. Ir buvo įdomu pasižiūrėti, ar tai yra Lietuvoje. Lietuvoje tuo metu nieko nebuvo. Ir tik, man atrodo, vasario mėnesį susikūrė Brasą, o aš atradau ją gegužę. Ir pradėjau tam domėtis. Po sportavimo crossfito, aišku, pagerėjo fizinė kūno struktūra, tai yra padidėjo raumenynas, pastebėjau, kad galiu daugiau pakelti, pavyzdžiui, nereikia užsisakinėti Barboros, galiu užsinešti savo prekes į 7 aukštą, net jeigu ir liftas nedirba. Tai yra pasiruošimas tam tikras gyvenimui ir kažkokie tai pagrindiniai principai, kurie padeda bet kam. Man labai patiko vienas, kurį mes darėm Liepos mėnesį, kai buvo Gamesai, tai yra tą patį, kurį darė ir atletai žaidynėse, tai yra Murph vodas, kuriame reikia be proto viską daug padaryti, tai yra bėgti mylę, paskui daryti 100 prisitraukimų, 200 atsispaudimų, 300 pritūpimų ir paskui vėl bėgti mylę. Ir aišku, aš nepakliuvau į time capą, bet tai šitas vodas buvo superinis. Šiaip man labai patinka old schoolas, tai yra East or West Coast rapas, tai yra man labai patiko Snoop Doggas ar ten Dr. Dre, bet per pačius vodus labai užveda AC/DC. Labiausiai man crossfit'e iš viso patinka štangos, kaip nekeista, to negalėčiau prieš 6 mėnesius pasakyti iš viso, kad aš kada nors kilnosiu štangą didesnė negu 5 kg, o dabar galbūt didžiausią pasiekimą tą ir galėčiau įskirti, kad kopiu back squatą darau su 92 kg, galiu iškelti 95 kg. Tai turbūt ir didžiausias pasiekimas. Kadangi esu mokytoja, tai turiu labai daug bendrauti. Tai labai mėgstu po crossfito ir po mokyklos būti kažkur tai viena, tai yra pavyzdžiui eiti į kalnus, esu užlipusi į Mont Blancą, taip pat mėgstu tokias truputį intelektualesnės galbūt sporto šakas kaip šachmatai ir panašiai. Manau, kad daug kas nustebtų iš to, kad dabar kilnoju štangas, o anksčiau užsiminėjau tokia labai intelektualia sporto šaka kaip šachmatai. Apie 12 metų buvau olimpinės rinktinės narė, žaidžiau 3 kartus už Lietuvą olimpiadoje. Tiesiog nebijoti ir ateiti, pabandyti, tai yra duoti šansą. Ir ypač moteriams nebijoti štangų, nes iš tiesų nepriaugi ten 200 kg raumenų vien pakilnoju štangą, o kūnas šiaip tvirtėja ir gražėja. Tai yra reikia duoti šansą, reikia bandyti.